O, tai ką, valiukas nusimato. Pasikviesi mane. Klasis pots. Ane, ar tu gali suaugt? Baik, vaikutė, juk aš esu him. Bazaras, seni. Tai jau įgitiškai legenda. Baik, vaikutė, nekalbėkit negražiai apie mane. Taip, pasikviesi į plotą. Nebus jokio ploto, stovyklai ruošiuosi. O, tai gal ir mane prigriepsi. Važiuosi su Vidu ir su jo draugu Ignu. Susinervinau, pasiūliau Vidui važiuoti su manim, matai, jam neįdomu. Tai prisikalbinu ir Igną. Tai klausyk, tau liūdna, ne? Vežkis mane, sik, sutvarkys visus aš ten tos reikalus, o panų ten bus. Turim tai? Po tiek laiko vis tiek nieko nesupranti. Ai, žiūrėk, norėsi, rasi kaip atvykti. Ne, būtinai. O tai panų bus? Panabus. Pasiruoškite gerą nuotaiką, pasiimkite kartu su savim lagaminą, nes įspūdžiai netilps mažoje kuprinėje. Kūrybišką stovyklą pakeis išmaniuosius telefonus ir leis realybėje susiras naujų draugų. Ėjau, iš kur tą lagaminą aš gausiu? Tai kad turit man vyno, lauksiu jūsų stovyklui. Apie kokią čia stovyklą kalbą? Aš irgi nelabai suprantu. Aš kiek girdėjau, kad yra labai įdomi stovykla, kuri vyksta vieną kartą metuose ir tam tikrą mieste. Nu, įdomiai, o gal galima gauti bilietus? Nežinau, kiek girdėjau, kad žmonės kalba, kad gauna iš pažįstamų. Man vis kyla interesas gauti tą pakvietimą. Man irgi. O man tai ne. Toks jausmas, kad ten tik tai išrinktieji būna pakviesti. O tu ką? Nenori būti išskirtinė? Ir vėl tas. Nu, sveika, moksliukė, padarai, ko prašau. Tai duok. Šaunuolė, sik, moksliukė. Kas čia? Atiduok čia mano. Atraukas rankas. Šitą pasilieku ekstra. Tik ne švyturio. Tai tu turėjai bilietą į tą stovyklą ir mums nelabai? Mergyt, stumi čia gerai. Nu tai sakyk, iš kur gavai bilietą? Sakau, kad nežinau. Ji radau namuose. Jo namuose ir įsikišai tarp knygų puslapių. Mergička, sudegi.